Karoliukas gali būti ir negautas kartais. Būna taip, kad ekspertas dirba, o karoliuko neturi. Bet jeigu jis jau karoliuką turi, tai jau kažkoks, jau garantuotai, kad tas ekspertas turi visą savybių paketą, plus tai yra kažkokia jau, kaip čia pavadinti, vat, jeigu sakyti tokią žodį parduota, tai bus iš karto, vat, mes kažkokias gaminam produktus, taip? Tie produktai, jie gali būti tam tikro lygio, fiziniai, kauzaliniai produktai. Mes gaunam kažkokią technologiją, kuri leidžia žmogui būti laimingam kažkokiam srity. Laimingai išspręsti savo skaudančio sąnario problemą, tarkim. Arba laimingai šeimoje statyti santykius. Mes gaunam tą sprendimą universalų. Jis turėtų tikti, praeiti tri уровня обобщения. Ne tik šitam žmogui tai tinka, bet ir tam spinduliai, kuriam tas žmogus, taip, sekančiam lygiui ir sekančiam lygiui, taip. Jeigu tam studentui, pavyzdžiui, trukdo išlaikyti egzaminą, tas ir tas, taip, gerai mokytis, jam trukdo kažkas, pavyzdžiui, noras pagerti degtinės su draugais, pavyzdžiui, savo ten smegenų bukumas ir kažkokia bakterija, kuri žarnyne yra. Tai ir mes randam, kad išimam bakteriją, pagreitinam protą ir žalingo įprotį keičiam kažkokiu naudingu įpročiu. Dabar tas studentas pradeda gerai mokytis. Jam darosi įdomu, jis turi jėgų, jis susikoncentruoja tiek savo. Dabar mums gerai, tas studentas konkretus, jam gera yra, taip? Bet tai nėra universalus sprendimas. Iš kokio spindulio tas studentas išeina? Kad visiems studentams, tokio pavyzdžiui, visiems studentams humanitarams, taip galima paimti, kad šitas savybės, jeigu mes perduosim, visi jie pradės gerai mokytis. Taip, sekantis lygis būtų ten, pavyzdžiui, visi ten Lietuvos studentai. Jiem, jeigu taip padaryti, jie pradės gerai mokytis. Sekantis lygis būtų visi žmonės, kurie nori mokytis kažko. Taip, jiem, jeigu tai padaryti, tą bakteriją nuimti, tą protą pagreitinti ir žalingus įpročius pakeisti naudingais, jie pradės gerai mokytis. O ko mokytis jau mums nesvarbu. Mokytis ten universitete, humanitariniam fakultete, ar mokytis koledže, ar mokytis kažkur ten dailės akademijoje, mums tas pats visiškai. Ta prasme, jeigu mes tokio sprendimo negaunam, kuris praeina per tris sloją обобщения, kaip čia. 3 apibendrinimo lygius. Mes to net nefiksuojam, mums minimaliai yra sprendimas, kuris per 3 lygius praeina arba į viršų, arba į apačią. Tai, pavyzdžiui, ką reiškia į apačią? Ta bakterija išimta iš žarnyno tam studentui padeda gerai mokytis, taip? Bet ta bakterija išimta iš žarnyno padeda ne tik gerai mokytis, o padeda ten, pavyzdžiui, gerai jaustis. Taip, padeda gerai jaustis, ta gera savijauta padeda komfortiškai gyventi ne tik studentams, nesvarbu kam, tiesiog, bet tos bakterijos komforto lygis auga. Tai tada mes einam dar, leidžiamės dar į apačią ir kaip mums pagerinti žarnos
veiklos charakteristikos, kad padidinti komforto lygį. Ir mums visiškai nesvarbu, studentai ten, ar statybininkai, tai mums mes galim eiti į viršų, taip, kad čia mes darėm būtent žmonėm, kurie nori mokytis, mes paėmam evoliucinį spindulį, taip, žmonės, kurie mokys, arba galim leistis į apačią, kad mes į pagrindą, į ten struktūrinius elementus bendrus leidžiam. Ir tada mes padarę tokį jau produktą, tokį sprendimą, mes jau, kaip ir fiksuojam, jei 3 mergelės praeina, fiksuojam. Ir dabar mes tą pagamintą kažkokį produktą, siūlom, kam jo reikia, kas norėtų. Ir dažniausiai niekam nereikia. Nereikia ir viskas. Kodėl? Mažai ką. Gal tai per brangu, gal tai techniškai nepatogu, gal visiškai nereikia padaryti taip, kad visi studentai gerai pradėtų mokytis. Suprantat, kai mes savo lygį paimam, mums akivaizdu, kad reikia, kad tas studentė pradėtų gerai mokytis. O kai mes pereinam į tas 3 lygius, pasirodo, kad jeigu visi studentai pradės gerai mokytis, tarkim, žmonijos progresui, tai bus labai didelis trukdis. Taip? Bus kaip egzaltuota planeta. Visi tada norės mokytis ir nieks nenorės dirbti, nieks nenorės savam lygiai, nes mokytis tai pokyčio delta prirašenė, augimas. Taip? Jeigu visi pradės augti, pasaulis iš karto sugrius. Kad kažkas augtų, turi būti tam augimui didelis pagrindas. Tai ir dažniausiai mes bet mes sprendimą radom, prašom, galim dabar padaryti, kad visi studentai pradėtų geriau mokytis. O to niekam nereikia. Taip, tai ekspertai, kurie dirba šitam darbe, ir gerai, dirba. Bet jeigu kažką, ką mes padarom, kažkam reikia, iš mūsų, kaip paima, šitas sprendimas, šitas produktas reikalingas, jį pradėsim naudotis. Mūsų ten pagrindinis toks, kaip čia pavadinti, rėmėjas, gal taip, Indigo programa, ten eina didžiausia dalis to, ką mes darom. Jie kada kažkokį produktą paima, tada mes gaunam kažkokio ten dvasinės energijos, valiutas tokias. Dažniausiai marsietiškos energijos gaunam ar Jupiterio ir Saturno energijos, bet dažniausiai marsietiškos. Tai, ką mes vadinam sėkmė arba kūrybinė tokia energija. Toliau, ką mes su tuo darom, vėlgi naudojam, dalinam ekspertams, kurie dalyvavo, chamiakams, kurie dalyvavo. Dažniausiai tai vyksta seminaro uždarime. Jeigu jau seniai nebuvo uždarimų, bet kada būna, kad seminarai užsidaro, visą tą nepanaudotą energiją, jinai tiesiog į aikštelį išmetama ir skalbimo mašinas praktika prisimena. Mes tiesiog paėmam ir tą energiją visi suvalgam. Tai ekspertas, kuris gavo karaliuką, mažiausiai 3 darbai yra, kuriame jis dalyvavo ir kurie jau parduoti, galima sakyti. Tai yra gerų ekspertų, dirbančių ilgai, bet jų darbai kažkaip, tai, o yra. Ir čia neatsitiktinai, būtent tas ekspertas
turi tokius savybės, nes kiekvienas ekspertas į tą darbą įdeda savo savybės, kurių pasauliui reikia jo. O kitas, nepatenka į tą, bet nereiškia, kad jis yra blogesnis. Ne, nieko panašaus. Ir dabar ganėtinai sėkmingai tie seminarai mūsų neužsibaigiantis ir darbai, kurių niekaip mes nepadarom, vis tiek mes darom labai daug tokių mažų tarpinių darbelių, kiekvienam seminare mes daug labai išdalinam, ypač dabar, kai su protu pradėjom dirbti, paklausa labai didelė. Mums ir užsakymų duoda krūvą, jau tokių kaip idėjų, kaip užsakymų nepavadinsi, tai taip, čia Saturnas, idėja ateina, davai darom šitą. Tai žiauriai reikalinga, labai įdomu ir mes darom, ieškom. Ir mes vis tiek visada tą energiją dalinasi, kai aikštelė eina, kiekviena aikštelė, ne kiekvienai būna tuštuminių aikštelių, kai jau aikštelė išsiurbė ir tos chamekus visus. Bet dažniausiai su pozityviu balansu aikšteliai mes prigeneruojam patys energijas, ruošiant aikštelį. Aikštelė dirba, egregoris labai dažnai įmeta į aikštelę papildomas energijas, tų aukštų sluoksnių, taip, dvasinio energijų. Ir kai aikštelė jau susiformuoja, jau kristalas susideda, o kristalas tai yra kristalas. Jis išterpės, iš visko, kas yra aikštelėje, atrenka šitą, susideda kristalas, o tai, kas neatrinkta, ten ir lieka. Ir mes tada kiekvieną kartą, kai tokia perpildyta aikštelė, darom tą bendrą aikštelę, po aikštelių leidžiam visus ten eiti ir valgyk kiek nori, kiek yra ten, ne kiek nori, kiek duoda. Ir paskutiniai seminarai, sakau, labai tokie, labai daug gaunam visko ir prisivalgam ten, labai gerai. Egregoris vis tiek turim egregorį tokie kaip akumuliatoriai, kaip galima įsivaizduoti, kaip čia plazmoidas iš tikrųjų toks yra energetinis sūkurys, kuriame ištirpinta informacija, tokia kaip debesis ionizuotas. Ir ionizuotas debesis, kuriame tie pakrautas dalelės sudaro struktūrą, kaip monitoriai kažkokie ten elektronai ten piešinį piešia, taip egregoris informaciją savyje turi. Ir tas plazmoidas, jis iš tos energijos dvasinės ir padarytas. Tai jis antiek jau išaugo, kad šitam seminare pasidalino į du tos plazmoidus, dabar mūsų egregoris kaip dvi galvas turi. Ir toliau laukiu, ką daryti, laukiu kažkokiu nurodymu. Tai tiesiog prisivalgėm mes labai gerai, jau negalėjo nes darosi jau, kai tas plazmoidas per didelis darosi jau apsikeitimas su terpė sunkėja. Tiesiog per storas jau pasidalė. Masė mūsų maža, jeigu būtų mūsų masė didelė ten, jeigu būtų mūsų ne keli šimtai žmonių,
o ten keliasdešimt tūkstančių. Mes galėtumėm tą plazmoidą auginti dar, stipriai auginti. Matot, dideliai egregoriai, jie kokią masę ten turi, ten 500 milijardų krikščionių, tarkim. Tai čia masė, tai jų plazmoidas, aišku, gali dar augti ir augti ir augti. O kai jis išaugo, tai dalinasi, krikščioniai, jum pravoslavai, katalikai, armėnai, graikai. Dalinasi. Visi krikščioniai, bet šitie tokia kalba, šitokia kalba. Kalba. Tai? O iš esmės tas pats. Tai ir kada darosi jau tas energetinis laukas didelis, du keliai. Arba masę labai auginti ir tada tie egregoriai labai pradeda traukinėti, ten jau trūksta masės, jau misionieriai važiuoja į Afriką, visus negrus į krikščionybę ten dar. Arba dalintis. Aš manau, dalintis tai teisingesnis kelias, o gal ne, pažiūrėsiu. Žodžiu, paskutiniai seminarai mūsų lauką perpildė. Gal vienas bus atsarginės batareika, pažiūrėsim, nežinau, kaip bus. Žmonės dabar turi 2 pajungimus? Ne, visi žmonės likomės masiniai išsiskaldę, tik energetinės plazmoidas. Dabar 2 mes vėl, kaip ir buvom, pajungti prie to pačio energetinio lauko, prie to pačio. O antras jis atsiskyrė, jis iš vis dabar masės neturi. Nėra vartotojo, yra energetinis informacinis laukas, o žmonių nėra, kuris jo apsikeičia. Kas bus toliau, pažiūrėsim. Gal kam nors atiduosim tiesiog. Gal, nežinau. Niekada taip pas mus nebuvo. Ką?